Labą dieną visiems. Na, iš tiesų džiaugiamės, kad tas žodis ieškantis savo žmogaus šiandien surado ir žodį žmonės, o 18 amžius labai džiaugiasi, matydamas tiek dalyvių 11-18 amžiaus studijų tomų pristatymų. Iš tiesų labai reikšminga tema, kurią norime šiandien su jumis kartu aptarti, tai yra ugdymas, edukacija ir pilietiškumas. Būtent šiom temom yra skirtas jau 11-asis Lietuvos istorijos instituto leidžiamo 18 amžiaus studijų tomas. Pilietis, šeima, edukacija. 18 amžiuje skirtas dėmesys pilietiškumui be galo aktualus ir šiandien mūsų dienų kintančiame geopolitiniame pasaulyje. Prasidėjo 5 karo prieš Ukrainą metai, kurie verčia visus suklusti ir pamastyti, ką padarėme ne taip, ar ką darome tam, kad išlaikytume savo valstybę ir kad nebūtų tiek daug nedraugiškų jėgų įtakos mūsų sąmonei, mūsų nūdienai. Ne veltui dar 18 amžiaus pirmoje pusėje Pijoras, dvasininkas, politikas Stanislavas Konarskis tokiais žodžiais kreipėsi į politinę to meto tautą. Respublika bus tokia, kokia bus jūsų vaikai, ateityje perimsiantys valstybės reikalus. Ne tik gerai išsilavinę, nes tik gerai išsilavinę, garbingi žmonės galės tapti pavyzdingais piliečiais, beatodairiškai mylinčiais tėvynę ir pasirengusiais jai tarnauti. Iškilus Pijoras tiktino, kad respublikai nepakanka vien sąžiningų žmonių ir gerų piliečių, bet reikia ir didžių oratorių, poetų, matematikų, filosofų, nes būtent juose slypi gražiausios ir nepakeičiamos auklėjimo puošmenos, ugdančius tikrus žmonės, didžiausiojo Dievo šlovei ir savo šalies klestėjimui bei ramsčiai. Ir tai yra 18 amžiaus pradžios žodžiai. Ką jie duoda mums šiandien ir kiek aktualu tai, kas buvo pasakyta ir padaryta tuomet, prieš daugiau kaip 200 metų, kiek tai reikšminga mūsų visuomeniai, mums visiems. Apie tai šiandien kalbėsime, pristatydami šį naują leidinį kartu su šio leidinio autoriais ir pirmaisiais vertintojais, kurie štai čia yra kartu su manimi. Pristatysiu visus iš eilės. Tai yra docentas daktaras Dominykas Burba iš Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos, vienas iš straipsnio autorių. Daktarė Lina Balaišytė iš Lietuvos kultūros tyrimų instituto, kuri yra ne tik dailės istorikė, bet taip pat ir 18 amžiaus studijo viena iš redkolegijos narių ir redakcinės kolegijos pirmininkės pavaduotoja. Tai ačiū Lina, kad esi čia. Taip pat pirmieji, sakyčiau, tekstų vertintojai ir skaitytojai. Tai yra daktarė Olga Mastenica Stankevič iš Lietuvos istorijos instituto ir matyt daugeliui žinomas veidas iš televizijos ekrano ir ne tik. Tai yra profesorius daktaras Valdas Rakutis, Lietuvos Respublikos Seimo narys, istorikas, Klaipėdos universiteto profesorius. Atrodo, visus titulus susakiau. Taip. O šiaip yra 18 amžiaus tyrėjas ir vienas iš to pilietiško ugdymo per karo institucijų praktiką žinovų Lietuvoje. Taigi, pristatome 11 tomą, pristatymą moderuosiu aš, daktarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, šio leidinio sudarytoja, kuri yra kartu ir Lietuvos istorijos instituto mokslininkė. Taigi, 11 tomas, 11 kartą susitinkame pristatydami ir šitas tomas, kaip jau supratote, akcentuoja 3 pagrindinius dalykus. Asmuo, tauta, pilietis, šeima, visuomenė, edukacija ir tautos edukacijos komisija kaip institucija ir jos vaidmuo visuomenėje. Tai per tuos 3 pjūvius pamėginsime pereiti, pristatydami tą temą pilietiškumo ugdymą 18 amžiuje, kiek tai buvo aktualu tada, kiek tai aktualu yra dabar. Ir pokalbį pradėti norėčiau
žiūrėdama į daktarą profesorių Valdą Rakutį, apie tai, kaip buvo konstruojamas tas pilietiškumo svarbos akcentas ir per kokias institucijas tai buvo daroma 18 amžiuje. Prašau, Valdai. Na, iš tikrųjų, ta situacija 18 amžiaus viduryje neatrodė labai gerai. Žmonės manė, kad gyvena gerais laikais ir labai dažnai savo asmeninį, privatų arba savo giminės interesą suprasdavo kaip valstybės interesą. Tiesą sakant, tie dalykai kartais ir sutapdavo viename žmoguje. Ir toks požiūris neleisdavo žmonėm, išskyrus retoriką, realiai atsidėti valstybės reikalam. Ir labai sunku kartais atskirti. Ir šviesiausi to meto žmonės, jie suprato šitą problemą, kad tik tai tada, kada bent dalis visuomenės bus išugdyta kiek kitokioj dvasioj ir bus apjungta juose tos visos svarbiausios savybės, tai yra ištikimybė karaliui ir respublikai, čia labai toks esminis priesaikose atsirandantis dalykas, supratimas, kad tai žmogus, kuris yra ir tautos ir valstybės žmogus, kol neparuošė tokios grupės žmonių, tai čia tik tai liks retorika, gražus kalbos, o realiai bet kokios nelaimės metu visuomenė skils į kelias dalis ir kariaus už tą pusę, kurioje manys tikėtina labiau laimėti. Dėl to tos idėjos, kad reikia kurti tas centrinės institucijas, jos atsiranda Čartoriskio raštuose dar gerokai anksčiau, o, sakykime, kurti tokią instituciją kaip Riterių mokyklą, nors nuo 16 amžiaus yra Valdovų paktą konventą, tai yra valdovo sutartis su tauta, iš esmės niekada nebuvo įgyvendinta. Tai būtent Stanislovas Augustas Poniatovskis pačiom pirmom savo viešpatavimo dienom iš karto imasi kurti šitą mokyklą, padedamas tos visos savo aplinkos, savo draugų, prietelių, giminių. Šiuo atveju vis dar rėmėsi senąją sistemą. Ir štai šitas bandymas 1765 metais jisai, sakykime, įgauna tokią išbaigtesnę formą tik tai 68 metais, nes kiekviena mokykla, kuri mus išgyveno tam tikras vaikiškas ligas, davė didžiulį postūmį švietimo reformom, kurios jau pačios vyko per edukacinę komisiją šiek tiek vėlesniais metais. Bet tai buvo tas pirmas toksai žingsnis. Ir nors tuo metu ta mokykla atrodė labai netobula, turėjo daug įvairių pedagoginių problemų, bet tuo pačiu metu jau jinai išugdė ir pačias didžiausias savo asmenybės. Ir man visą laiką būdavo, kodėl netobula mokykla išugdė daug daugiau negu tobula mokykla. O atsakymas yra labai paprastas. Tiesiog tie kadetų mokyklos auklėtiniai, jie atsiskleidė realiai jau valstybei praradus savo nepriklausomybę, nes tiesiog vaikas, baigdamas savo studijas, reikia 10-15 metų, kol jisai tampa matomas ir pastebimas visuomeniai. Dėl to tie pirmieji daugiausiai ir pasiekė. Na, o tos pirmosius, kai suvardini, tai gaunasi vos ne visas politinis elitas 4 metų Seimo, todėl kad natūraliai tie žmonės, na tai Tadas Kosciuška, tai čia toks garsiausias turbūt žmogus, taip pat mūsų didžiojo reformų Seimo maršalas Sapiega, taip pat yra ir daug dailininkų to meto, kurie paskui pasireiškia. Čia būtų galima labai daug žmonių išvardinti. Tai jie, va šitie žmonės, mano supratimu, ir sudarė tą, kaip sakyti, avangardą tų visų reformų, dėl to, kad jie buvo išugdyti tokioje dvasioje. Ir kada pasigilini tos mokyklos metodus, kaip tai buvo daroma, tai būtent buvo per įvairius vaikams skirtus metodus, buvo suformuotas žmonių sąmoningas požiūris štai šitas vertybės. Ir jiem tam tikri dalykai tapo savaime suprantami. Ir kada pasižiūri tų žmonių gyvenimo, pavyzdžiui, Tado Kosciuškos gyvenimo, tai būtent kadetų mokyklos vertybės realiai tapo jo gyvenimo kredo ir padarė vienu labiausiai žinomu 18 amžiaus piliečių pasaulyje, aš taip sakyčiau, iš tikrųjų pasaulyje, nes per kelis žemynus. Ir tos vertybės buvo labai esminės, nes jiem tai buvo įskiepyta tokiame amžiuje, kada žmogus nekritiškai priima visą tai. Ir pas mus, žinot, labai dažnai priimamos tos idėjos 18 amžiaus kaip kažkokios pasenusios, mano supratimu, jokio pasenimo ten nėra. Mes šiandien turim tą patį dalyką. Pas mus vėl asmuo aukščiau už valstybę, privatus interesas svarbiau negu bet kas kitas. Vis dar galim rasti ir giminių, ir partijų, ir kitokių susiskaldimo dalykų. Bet jeigu mes neturime vienos vietos, kur tie žmonės yra išugdomi kartu, kur nėra valstybės tinkamo požiūrio į tą ugdymą, nes aš manyčiau, kad kadetų mokyklos didžiausias nuopelnas yra tai yra jos gal sėkmės priežastis yra todėl, kad negavo tinkamą aprūpinimą. Buvo sukurta ir valdovas dovanojo rūmus, buvo skirtos, reiškia, didžiulės
lėšos ir bibliotekom, ir dėstytojai geriausia pakviesti, tai ta mokykla ir padarė. Mesgi dažnai pas mus galvojam, kad reikia čia kaip tai pigiai padaryti. Tai vat pigiai ir gaunasi. Ir iš visų kadetų mokyklų, o jų mano supratimu buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė net 7, jeigu jau taip skaičiuot bruto visas, tai tik šita mokykla iš tikrųjų ir pasiekė didžiausią efektą. O jeigu ten du kapitonai turi tą mokyklą tvarkyti, nu, tai nieko labai gero ir nesigauna. Na ir dar norėčiau tokį jau baigiant tą savo kalbą, tokį žodį pasakyti, kad mes labai turim suprasti, kad ateitis tikrai bus ir į tuos vaikus labai verta investuoti. Negalim tikėtis, kad jie patys savaime užaugs. Ir ta kadetų mokyklos istorija kaip tik įrodo, kad būtent suvokimas, kad mes atsakingi už jaunosios kartos ugdymą, o ne jaunoji karta atsakinga, kokia jinai užaugs, skatina rimčiau tais dalykais užsiimti dėl karaliaus, dėl respublikos ir dėl demokratijos. Ačiū Valdui. Na ir kalbėdamas Valdas jau užsiminė ir apie tą valdovo Stanislovo Augusto Poniatovskio inicijuotą švietimo institucijos kadetų korpuso įsteigimą, o kitas žingsnis buvo jau visos valstybės švietimo sistemos pertvarka, kuriant specialią instituciją, Tautos edukacijos komisiją, kurios misija ir buvo visą pertvarkyti ugdymo procesą, visą mokyklų struktūrą ir visą sukurti instrumentą tuos vaikus parengti, išugdyti valstybei naudingais piliečiais, valstybei reikalingais piliečiais. Taigi žvelgiu į Olę, prašydama apžvelgti būtent šiame straipsnių rinkinyje pristatoma Tautos edukacijos komisijos istorijai skirtų darbų visumą ir kaip pačiai atrodo, ką dar reikia padaryti ir kas atsitiko su mumis, kodėl mes iki šiol neturim Lietuvos švietimo istorijos sintezės. Taip, labai visada žaviuosi gerbiamos Ramunės klausimų taiklumu ir galbūt pradėčiau kalbėti nuo to antro klausimo, kodėl mes neturim tos Lietuvos švietimo istorijos sintezės. Ir prisipažinsiu, mane pačią išpylė toks šaltas prakaitas, nes knyga, kurią mes galėtume vadinti kaip Lietuvos švietimo istorijos sintezė, kuri vadinasi Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai, buvo išleista, įvardinčiau tuos metus ir matyt būtų labai nustebtume. Ta knyga buvo išleista prieš 43 metus. Iki to laiko mes neturim jokios apibendrinančios švietimo istorijos. Ir kur čia yra problema? Kas atsitiko? Švietimas tapo neįdomus, mes neturim švietimo istorijos tyrėjų. Iš tiesų mes turime labai daug gretimų tyrimų, mes turime labai daug tyrėjų, kurie tyrinėja vaikus, vaikystės istoriją. Per tą laiką yra atrandami moterų istorijos tyrimai. Žvilgsnis yra kreipiamas į švietimą ne vien tik tai institucinę prasme, bet ir idėjų kaitą, idėjų realizavimas. Mes iš tiesų turime ir naują požiūrį, kai švietimas yra suvokiamas ne vien tik tai kaip mokykla, bet ir vaikai, kurie yra už mokyklos, tai yra gatvės vaikai arba vaikai specialiųjų poreikių arba vaikai su negale. Bet jeigu mes kalbėtume apie švietimo istoriją, tai grynakraujų švietimo istorijos tyrėjų iš ties yra visai nedaug. Ir jeigu kalbėti apie XIX amžių, pavyzdžiui, aš esu daugiau tyrinėjanti XIX amžių, tai praktiškai po Meilės Lukšienės, kuri buvo viena iš mano minėtos sintezės Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai autorių, kartu su Edvardu Gudavičium, Inge Lukšaitė ir Juozu Jurginiu, tyrimai iš tiesų yra labai padriki. Ir šitoj vietoj aš ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į tą entuziazmą ir taiklumą, kurį daro gerbiama Ramunė. Tai yra 18 amžiaus studijos švietimo koncepcijos prasme yra iš tiesų labai įstambus rinkiniai. Ir tai yra ne vien tik tai tas 11 rinkinys, kurį mes dabar pristatom, bet reikia prisiminti ir visas konferencijas. Gerbiama salė, norėčiau pasakyti, kad jau įvyko 27
24 ir beruošiama yra 25 konferencija. Ir iš tiesų, kalbant apie švietimo istoriją, švietimo suvokimo prasme, 18 amžiaus tyrėjai yra matytas brandulys ir židinys, kuris laiko ir bando apibendrinti ir sintezuoti naujas švietimo idėjas. Ir beskaitydama šį rinkinį, aš visų pirma norėčiau jūs atkreipti dėmesį į tai, kad patys sudarytojai, redaktoriai ir autoriai keičia netgi tokias pagrindinės savokas kaip tautos, tautinė ir edukacinė komisija. Kai aš studijavau, netgi nebuvo tokio pamąstymo apie tai, visą laiką atrodė, kad tik edukacinė komisija. Įvyko pokytis, kai yra tautinė. Ir šitam tome jūs perskaitysite, kaip tik nenoriu atskleisti visų reikšmių, kodėl atsiranda tautos edukacinė komisija. Iš tikrųjų, šitam straipsnių rinkiniai yra labai įdomus ir apibendrinantis tautos edukacinės komisijos istoriografiją tyrimas. Nes aš nežinau, kiek vakarų Europoje mes turime tokius švietimo institucijos, kurios turėtų savo istoriografiją, tokią plačią istoriografiją. Dar kas yra labai įdomu, kalbant apie švietimą, ir 18 amžius su savo švietimo idėjomis neatrodo toks tolimas. Nes pavyzdžiui, šitam tome jūs galite perskaityti apie tai, kad vaikų išsilavinimas priklauso nuo jų psichologinės raidos. Kad tam, kad vaikas būtų ir priimtų naujas idėjas ir galėtų mokytis, jis turėtų būti fiziškai išsilavinimas. Kalbama yra apie vaikų žaidimus ir šitam tome jūs perskaitysite, kokius, pavyzdžiui, žaidimus arba žaidimo figūrėlės turėjo Radvilų giminė. Šitam tome labai puikiai atsiskleidžia taip, kaip abiejų tautų respublikos visuomenė, kuri vėliau jau pereino dalis jūsų 19 amžiaus pirmąją pusę, reflektavo apšvietos epochos idėjos, kurios ateidavo iš vakarų Europos. Ir šitam tome jūs perskaitysite diskusiją tarp Žano Žako Ruso ir Vilniaus universiteto chemijos profesorio Jendrzejaus Sniadeckio. Šitam tome matyti yra ta pagrindinė istoriografinė tezė, kad švietimo idėjos, kuriomis matyti ir dabar gyvena šiuolaikinė visuomenė, gimsta būtent 18 amžiaus pabaigoje. Jau vėliau kitose amžiuose yra išplėtojama viena arba kita švietimo sritis. Ir pavyzdžiui, jau pabaigai visai, bet kalbant apie mano užsimintą chemijos profesorių Jendrzejų Sniadeckį, jis yra vienas iš tų, kuris pradėjo kalbėti apie vaikų su negale ugdymą. Ir buvo vienas iš tų, kurie prieštaravo vakarų Europos gydytojams, mokslininkams ir pedagogams. Taigi, suvokti švietimo modernybę ir vėliau jos išsisakojime, aš manau, kad šis straipsnių rinkinys yra be galo įdomus. Jau apie kiekvieną straipsnį nekalbėsiu, bet jau norėjau pateikti tam tikras mįsles, kad beskaitytumėte, matytumėt iš tiesų didžiulį darbą, kurį atlieka 18 amžiaus tyrėjai, kalbant apie švietimo istoriją. Dėkoju Olgai už, iš tikrųjų net nepagalvoju, kad tuos dalykus galima taip sujungti. Atrodytų, kad atskiras straipsnių rinkinys, kur kiekvienas autorius savomis vadovaujasi tam tikrom inspiracijom, bet visuma iš tiesų yra įkvepianti ir tai, kas sugulė į šitą tomą, yra tąsa to, kas buvo padaryta antrajame 18 amžiaus studijų tomelyje, kuris taip pat buvo skirtas švietimo problemams. Praėjo 10 metų, praėjo tikrai tam tikras laiko tarpas ir galima įvairiau, plačiau, giliau pažvelgti į ugdymo temas, į visuomenės kaitos problemas 18 šimtmetyje. Ir vienas iš aspektų būtent yra tas meninis ugdymas, kuriam dabar tikrai skiriame labai daug dėmesio. Vaiko ugdymas meninis ir kaip tai buvo
įgyvendinama ir kokie tikslai buvo keliami 18 amžiuje, taip pat galima bus perskaityti šiame rinkinyje publikuotame daktarės Aistės Paliušytės tyrime. Bet apie meninius dalykus jau geriau tegu kalba specialistai, taigi žvelgiu į daktarę Liną Balaišytę, kuri mums ir pristatys, ką šis tomas atveria iš meno istorijos pusės. Ramunė, tai pradėsiu nuo to straipsnio, kurį paminėjo Ramunė Aistės Paliušytės, kuris skirtas vaizdiniam ugdymui Radvilų. Visi žinom šitą turbūt įtakingiausią Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės giminę, kaip vyko vaikų ugdymas jų namuose, šitas vaizdinis. Tai reikėtų pasakyti, kad jau 17 amžiaus teoretikai jau atkreipė dėmesį į būtent tą patyriminį ūkdymą, kad vaikas mokosi ne iš knygų, bet iš savo patirčių. Tai galim kalbėti apie tą jau tokį pedagogikos autoritetą didžiulio apšvietos laikotarpio Džoną Loką arba Janą Amosą Komenskį arba Komenijusą. Ir būtent pastarojo knyga, pirmoji, buvo kaip vaikų vadovėlis su iliustracijomis, kuris manė, kad vaikas žymiai geriau įsisavina medžiagą, jeigu jinai yra iliustruota. Na ir Aistė Paliušytė, straipsnio autorė, patikrino, kasgi buvo Radvilų bibliotekose ir surado visas šitas reikšmingiausius veikalus. Bet dar įdomiau, kad Radvilų archyve Varšuvoje jinai surado tokį rankraštį rašytą prancūzų kalba. Jinai spėja, kad iš užsienio samdytas guverneris turbūt jį yra parašęs ir skyręs Mykolui Kazimierui Radvilai Žuvelį, kuriame jis pristato, kaip reikėtų ugdyti Radvilos sūnus dvynius 4 metų. Tai jis mano, kad jau tas ugdymas turi prasidėti nuo 4 metų ir dėsto iki paauglystės. Aišku, tas ugdymas priderintas prie jų statuso ir pareigų būsimųjų. Tai yra kunigaikščiai, tai yra dvarų valdytojai, karo veikėjai arba valstybininkai. Tai jų išsilavinimą turi įeiti ir ekonomika, ir teisė, ir karyba. Bet tas įdomu, kai labiau akcentuoja autorė, kad tas metodas yra per vaizdus, ypač svarbus mažo amžiaus vaikams, kai yra rodomi paveikslėliai. Ir jis kritikavo to laiko mokyklą, kuri grįsta tuo tokiu išmokimu ir atminties lavinimu. Iš tikrųjų, vaikai net nesuvokia tų sąvokų, kurias turi atsiminti. Tai būtent jis akcentavo tą vaizdų demonstravimą. Ir kitas aspektas jau paaugusiam vaikui turi būti dėstomas piešimas jo nuomonė. Ir jis nėra savitikslis. Didikai nebuvo profesionalūs, neturėjo tapti profesionaliais tapytojais. Jie turėjo pritaikyti tas savo įgūdžius. Tai dažnai didikai mokėsi karo ir civilinės architektūros. Tai buvo piešimas viena iš jų lavinimosi dalių. Ir tas įdomu, kad ne tik patys vaikai paugdomi, bet ir jų įkurtose mokyklose irgi dėstomas piešimas. Tai kaip Valdas minėjo, tai buvo jų įkurtos Slucko, Nesvyžiaus kadetų mokyklos, kuriuose greta irgi tos civilinės ir karo architektūros buvo dėstoma ir tas laisvasis piešimas vadinamas. Na ir autorės teigimu, 18 amžiuje apskritai tas gebėjimas piešti, tapyti, tai buvo kaip aristokrato toksai išsilavinimo ženklas. Bet jau čia nuo savęs pridėsiu, kad iš tikrųjų tam apšvietos epochoje apskritai keičiasi tas dailininko statusas. Jau dailininkais tampa bajorai, tai jau yra nebelaikoma nederamų užsiėmimų bajorų luomui. Atsiranda privačios mokyklos, kurias lanko ir miestiečiai, ir bajorai. O paskutinis mūsų valdovas, Stanislavas Augustas Poniatovskis, apskritai puoselėja mintį įkurti dailės akademiją. Ir net yra prašomi keli projektai,
nespėta įgyvendinti tos idėjos, jinai jau dėja, kai jau buvo okupuota mūsų šalis, Vilniaus universitete buvo įkurta piešimo ir tapybos katedra pirmoji, bet jo toks imperatyvas buvo, tas tikslas buvo sukurti tas tokią, sakytum, tautinę mokyklą, išugdyti savo tautos dailininkus. Ir dar reikėtų pasakyti, kad atsiranda tas, taip sakytum, naujas dailės vartotojas, tai tokie patriotiškai nusiteikę bajorai ir miestiečiai, tarp kurių yra didelis poreikis tų patriotinių, istorinių kūrinių. Ir ypač tokio pobūdžio dailės gausu yra tai vadinama reformų epochoje, kai susirenka 4 metų Seimas 1788, kai jis priima 91 gegužės 3 dieną konstituciją. Tai visa šita epocha buvo lydima tokių daugybės proginių tekstų ir vaizdų. Ir kaip tik mano straipsnis šiame tome ir skirtas tam konstitucijos įvaizdinimą. O pretekstas buvo toks surastas Nacionaliniame muziejuje Varšuvoje Pranciškaus Smuglevičiaus, mūsų garsiausio turbūt apšvietos dailininko piešinys, kuris dar nebuvo patekęs į dailėtyrininkų akiratį. Ir ant jo ranka parašyta, kad tai yra Stanislovo Augusto žengimo į sostą, kad jis vaizduoja. Bet kai pradėjau jį nagrinėti, tai mano hipotezė buvo, kad tai yra gegužės 3 konstitucijos apoteozė. Ir bandžiau tame straipsnėje pristatyti ir kitus darbus skirtus konstitucijos įvaizdinimui. Kaip žinome, konstitucija galėjo labai trumpai, tai 14 mėnesių, kurie praėjo tokio labai patriotizmo pakilimo dvasioje. Britų istorikas Richardas Butterwickas vaidina jos nuostabiaisiais metais. Ir tuo metu buvo sukurta daug darbų. Pirmiausia, tai buvo aktualūs tie ant karštųjų sukurti, tik ką pagauti, fiksuojantis. Ir po to plito tie darbai, pavyzdžiui, priesaika konstitucijai, ir jie plito kaip ir raižiniai, jau šimtais platinami, vėliau buvo ir tapoma pagal tų liudininkų piešinius, ir ypač jie buvo reikšmingi jau XIX amžiuje, kai buvo prarasta valstybė, jie toliau funkcionavo visuomenėje ir dar buvo poreikis jiems. Kiti darbai tai buvo tokie labiau alegoriniai, kur per simbolių kalbą galim buvo išreikšti tam tikrą ideologinę mintį, dažnai tokie pasižymėjo tokio sinkretizmų, kur yra ir antikos motyvai, ir krikščioniški motyvai, ir revoliuciniai motyvai. Tai galbūt kas žino to laikotarpio dailę, tai irgi Smuglevičiaus toksai populiarus pušinys, laisvės alegorija, kur mergina tokiais antikiniais rūbais laužo jungą ir laiko frygišką kepurės, ietį su frygiška kepurė, tai yra laisvės simbolis, kuris plito ir prancūzų revoliucijos aplinkoje. Tai tarp jų visų, tas mano minėtas atrastas Smuglevičiaus piešinys išsiskiria labai tokia, labai sudėtinga alegorinė kalba, perimta iš tokio barokinės vaizdinijos, Čezarės Ripos ikonologijos. Iš tikrųjų, nevarginsiu pasakojimų apie jo, tik tai vienas momentas, kad aš manau, kad greičiausiai jis galėjo būti užsakytas arba skirtas valdovui, kadangi tokias alegorinės šaradas galėjo suprasti tik tai tokio aukščiausio išsilavinimo žmogus. Ir kitas momentas, kad manyčiau, kad šitas piešinys ilgą laiką buvo Vilniuje saugomas, kadangi ant jo yra 2 atspaudai. Vienas yra Eustachijaus Tiškevičiaus, kaip žinoma, jo rinkinys buvo pagrindas Senienų muziejaus, kurie po 1863 metų sukilimo rusai išsivežė į Maskvą. Ir po to matyti jis perėjo kitam Vilniaus kolekcininkui Zaštautui, irgi jo yra atspaudas, kurio rinkinys buvo saugomas Subačiaus gatvėje. Ir kaip atsidūrė Varšuvoje, jau čia istorija nutyli. Tai iš tikrųjų iki šiol kaip ir nebuvo atrastas mokslininkų, bet
bet daugelis to laikotarpio darbų buvo labai reikšmingi ir ateičiai. Tai yra 19 amžiuje, kai jau Lietuva nebeturėjo savo nepriklausomybės, savo valstybės, bet tai buvo jau sukurta tokia, vadinkim, tautinė mitologija, kurio tie siužetai buvo vis naudojami ir 19 amžiaus tapyboje, ir literatūroje, ir teatre. Tai gal tiek. Ačiū Linai už tą tokį meninio ugdymo ir simbolio reikšmės pristatymą. Aš manau, kad paėmę šį rinkinį į rankas ir perskaitę tiek Linos Balaišytės, tiek Aistės Paliučytės tekstus, tikrai pajusite tą išsilavinimo svarbą ir meninio ugdymo svarbą 18 amžiuje, kas yra labai aktualu ir dabar. Bet mūsų rinkinys kalba ne tik apie ugdymą, bet ir apie laikyseną, apie piliečio laikyseną kintančiame 18 šimtmetyje. Ir vienas iš tekstų yra čia pristatymė dalyvaujančio daktaro Dominyko Burbos tyrimas apie Tiškevičių giminės atstovą, jo laikyseną 18 amžiuje. Tai žvelgiu į Dominiką ir prašau pristatyti tą retrospektyvą būtent per asmenybės, per giminės, per dvasininkus, kurie taip pat yra šio tomo herojai. Prašau. Gerai, labai ačiū. Ir iš karto norėtųsi pasakyti, kad nors dvasininkai jau pagal savo pavadinimą turi dvasiniais reikalais rūpintis visų pirma, bet jie visi yra pakankamai žemiški žmonės. Lygiai toks pats buvo ir Mikalojus Tiškevičius, vienas iš Vilniaus kapitulos kanauninkų, kuris per visą savo gyvenimą daugiau, mažiau nieko ypatingo, išskyrus šitą žemaičių kanauninko titulą, žemaičių dekanų titulą ir Vilniaus kanauninko titulą jis nepasiekė. Ir iš karto klausimas, kaip tokios aristokratų giminės žmogus galėjo taip neaukštai pakilti. Gal jisai nenorėjo ir iš karto reikėtų truputėlį į šitą klausimą neatsakyti, o pasakyti, kokiosgi galimybės buvo to meto dvasininkui tiek Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje, tiek Europoje. O tose nelabai ramiuose laikuose tos galimybės buvo labai plačios. Be abejo, galima buvo palikti ypatingai klerikalių ir senamadiškų dvasininkų. Tokių pavyzdžių yra. Galima buvo pavirsti Lietuvoje tokių dvasininkų mažoka, nors paieškotum surastum, kurie tapo jakobinais, kurie balsavo už karaliaus nukirsdinimą ir tie, kurie netgi buvo pirmieji ateistai. Tai Melie ir kitų pavyzdys Prancūzijai. Dar viena pagunda arba dar vienas kelias buvo ėjimas į politiką. Ėjimas į politiką galėjo būti labai įvairiais keliais ir atnešti labai įvairius rezultatus. Ir jeigu pažiūrėtume labai atvirai, tai iš 3 pagrindinių pakartų per sukilimą dvasininkų, tai yra šitas dvasininkų, taip, gal net dvasininkų, vis dėlto 3 pagrindinių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės veikėjų, kurie buvo pakarti, 2 buvo dvasininkai. Livonijos vyskupas Juozapas Kosakovskis ir be abejo, kad žymiausias 18 amžiaus dvasininkas Ignotas Jokūbas Masalskis, Vilniaus vyskupas. Tas Simonas Kosakovskis ten truputėlį ne visiškai į temą šiuo atveju. Bet tie žmonės, kurie iš tikrųjų buvo labai išsilavinę ir jie siekė politinės karjeros, bet
politinę karjerą jie matė visiškai ramia sąžinę, ne tik, kad pasisavindami lėšas iš tautos švietimo komisijos, edukacinės komisijos, bet ir pasiimdami labai rimtas sumas iš Rusijos imperijos ambasados. Bet kita vertus, tai dar ne viskas. Buvo kita alternatyva, tai buvo tiesiog sėdėti ramiai ir nejudėti. Bandyti kažką, bet jeigu nepasiseka, tai vis tiek bent jau turtą savo dauginti. Taip ir darė Mikalojus Tiškevičius, jo ūkinių dokumentų yra žymiai daugiau negu religinių, jo labiau politinių dokumentų. Taip, jisai nebuvo visiškai nutolęs nuo politikos, bet per sukilimą jisai paaukojo nemažą sumą Kosciuškos sukilimui Vilniuje, tačiau 1795 metais nuvažiavo į Peterburgą ir Jekaterinai su visa delegacija vadovaujama Liudviko Skumino Tiškevičiaus faktiškai padėkojo už maišto numalšinimą ir pasiėmė dar dovanų vyskupo kryžių. Taip, kad tai buvo amžius, paradoksų amžius ir tai buvo gana įprastas reiškinys, tačiau galima taip teigti, kad tai buvo paskutiniai tokie, nesinori negražiai sakyti dinozaurai, bet žmonės, kurie rūpinosi būtent daugiau tokiais dalykais kaip materialus turtas. Vėliau atėjo dvasininkai, kurie dažnai kilę buvo iš valstiečių ir jie taip neakcentavo viso šito reikalo. Kita vertus ir sąlygos jau buvo kitos ir daugelis klebonų jau gyveno savo klebonijose, o ne lakstė po visą šalį, ne pirko prabangias karves ir rašė moterims laiškus apie tai, kaip noriu bučiuoti tavo kojeles. Ką darė Mikalojus Tiškevičius. Valstybei buvo nelaimės, o jisai už keletą mišių gaudavo labai gražias sumeles. Na, klausimas, kur jisai tai panaudojo. O šiaip jau dar reikėtų pasakyti, kad apie dvasininkus yra nemažai parašyta šitame tome ir labai įdomu, kaip dvasininkai, sakysime, tas ir dvasininkas Kosakovskis, buvęs jezuitas, nuvyksta į Paryžių ir dar revoliucijos dvasios lyg ir nėra, bet jinai jau jaučiasi turbūt ir jisai su nuoširdžiu pasipiktinimu kalba apie to meto apšvietos judėjimo lyderius, jeigu taip galima būtų pasakyti, kritikuoja Paryžiaus dvasią, sako, kad vaikams čia geriau nevykti, kad ta mokslo akademija tai yra pilna šarlatanų ir geriau reikia būti truputėlį kuklesniais ir pamaldesniais. Kita vertus, be abejo, šitoje knygoje, kurią mes pristatome, yra įdomių straipsnių apie tokio žmogaus kaip Bogušos vizitacijas, kuris jau vėlesnėje epochoje labai kritiškai, bet kartu korektiškai vertina apšvietos epochos judėjimą, ta prasme, jo rezultatus, tai yra vertina mokyklinį išsilavinimą, negadindamas, kaip suprantu, kitiems gyvenimo, o tiesiog taip jau kitoje papkėje parašantis pagrindinius savo pastebėjimus, dažnai labai kritiškus. Ir be abejo, Jano Bulako straipsnis yra apie bažnytinės vizitacijas, kaip jas
galima surasti, ką žmonės Žemaičių vyskupijoje yra pamatę ir kitose vyskupijose tikrai yra ką skaityti. Ir šiaip tomas tikrai labai įdomus. Ačiū, aš manau, Dominikas jau tikrai suintrigavo, pristatydamas ir paties tyrimą apie Tiškevičių. Na, ar ten ir tas rankelės kojeles, viską galima rasti. Tai, kas yra tekste, tas žodis, manau, suras savo skaitytoją. O apie Paryžių čia buvo anonsuotas taip pat be galo įdomus straipsnis esantis šitame rinkinyje daktarės Reginos Jakubėnas. Paryžius kaip šviesų miesto įvaizdis ir bajoro jaunimo edukacinių kelionių tikslų aptarimas kunigo Remigijaus Kosakovskio laiškuose. Iš tiesų labai įdomus tyrimas ir tikrai skaitydami tai pajusite, kaip dvasininkai žvelgia į tą, na, sakyčiau, pakankamai ištvirkusį Paryžių, nerekomenduodami ten siųsti savo jaunųjų atžalų, na, neįgytų, nereikalingų gebėjimų ir įgūdžių nuvykę į Prancūzijos sostinę. Na, taip pat šitas tomas atvers ir teisės temą, nes 11-18 amžiaus studijų tomas, kaip ir kiti iki šiol išleisti, tai yra tarpdisciplininis žurnalas. Ir stengiamės į istorijos procesus žiūrėti iš skirtingų mokslų perspektyvų, apjungdami skirtingas įžvalgas. Taigi, tie, kas domisi teisingumo ir teisės istorija, šitame tome ras daktaro Adam Stankevič straipsnį apie viešasias bausmes Vilniaus pilies teisme, bet būtent per teisme vykdytų bausmių tyrimą mes galėsime pamatyti ir pajusti, kaip apšvietos epochos edukacija, tai yra visuomenės švietimas, keičia požiūrį į bausmę ir nusikaltimą. Ką ir kaip bausti, kokia turi būti bausmė, jos adekvatumas nusikaltimui. Visa tai ateina į kasdienį gyvenimą ir teismo bausmių įgyvendinimo tyrimas leidžia pamatyti mentalinius visuomenės pokyčius 18 amžiuje. Tai rodos pagrindinės temas esančias šiame tome mes pristatėme. Ar dar liko kas nepasakyta, prašau, Lina? Tą patį norėjau apie Adamo Stankevičiaus straipsnį dar suintriguoti, nes iš tikrųjų keitėsi, bet tebegalioja 3 Lietuvos statutas ir bausmės yra žiaurios. Aš kažkaip, kai skaičiau, čia turbūt kraupiausias bus straipsnis, kad, pavyzdžiui, tebebuvo taikoma ketvirčiavimo bausmė. Pasako, kas tai yra? Jo, taip, sudalinamas kūnas ir jis paliekamas žiūrėti žmonėm, nusikaltėlėm. Kad Rotušės aikštėje tebebuvo nukirzdinimas, o už miesto buvo kariami. Dažnai ir už vagystės buvo tokios bausmės skiriamas. Tai tik tiek humanizavosi, kad vis dėlto ketvirčiojimas buvo negyvas žmogus, o jau nukirzdintas. Bet vis tiek, ta prasme, tas, kas nori pamatyti, ta vis dėlto atrodo, kad ne tokia tolima epocha, proto amžių, bet vis dėlto tai dar mes pamatom, kiek vis dėlto mes humanizmo keliu pažengėme per tos 200 metų. Bet ne taip toli pažengėm. Pas mus mirties bausmė kada panaikinta? Valdas, nori įsijungti, prašau. Gerbėmėjai, pažiūrėkite, ką rodo Lietuvos televizijos ir pamatysite, kad dominuojanti tema yra kriminaliniai filmai. Kadangi tais laikais filmų nebuvo, tai žmonės žiūrėdavo va tose aikštėse tas visas bausmes, diskutuodavo, tai prasme nereikia iš jų jie normalūs žmonės, tiesiog televizorių nebuvo. Taip, kas dar norėtų replikuoti? Polė? Taigi metas jūsų klausimams. Ar būtų norinčių paklausti auditoriją? Prašau. Jūs minėjot, kad į mikrofoną, nes labai prašo įrašų. Jūs minėjote, kad radote Smuglevičiaus paveikslą, tai gal galite pasidalinti, kur jį radote? Ačiū. Piešinys, čia eskizas, greičiausiai tai buvo raižiniui skirtas, tai yra Nacionaliniam muziejui Varšuvoje. Tai iš tikrųjų visam muziejuje paveikslas vienas eksponuojamas Smuglevičiaus, bet piešinių tai yra saugyklose saugomi šimtai, nepaprastai gražus ir čia dar laukia savo tyrinėtojų. Šita saugykla yra rasta? Saugykloje, nes iš esmės niekas beveik išskyrus vieną paveikslą nėra eksponuojama šiuo metu.
Taip, ar dar būtų norinčių paklausti? Kągi, aš dar tiesiog norėčiau anonsuoti, kad pakeliui jau yra ir 12-asis 18 amžiaus studijų tomas. Tikiuosi, kad taip pat kitoje knygų mugėje kviesime jūs į susitikimą su to tomo autoriais. Na, o kaip visada tradiciškai gruodžio mėnesį 1 savaitę mūsų lauks 25-oji 18 amžiaus tyrėjų konferencija, kuri sieks apžvelgti mūsų istorijos raidą 18 amžiuje nuo baroko iki apšvietos, visuomenės skismą, pagrindinius procesus per tą didingų epochų įrėmintą chronologinį laikotarpį. Tai tikiuosi jūsų dėmesio ir konferencijai, ir mūsų leidiniui, kviečiu jį imti, skaityti, o įsigyti šį tomą, kaip ir kitus, galima Lietuvos istorijos instituto stende, kuris yra 5-oje salėje. Tai tikrai ir čia taip pat... O atsiprašau, 3-oje salėje. Atsiprašau labai, 3-oje salėje. Na ir iš tiesų, baigiant, labai norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems prie šio tomo atsiradimo. Tai ir straipsnio autoriams, be kurių tikrai nebūtų šito tomo, bet ir visiems redaktoriai, maketuotojai, rodiklę sudariusiai Ugnei Jonaitytei. Tai yra tomas, kuris turi rodiklės. Paprastai žurnalai tikrai neturinės Manverdžių nei Vietovačių, išskyrus 18 amžiaus studijas. Jeigu jūs domina konkreti personalė, asmuo, vietovė, pasiimkite tomelius, pasižiūrėkite rodiklę ir tikrai rasite žinių apie jūs dominančius istorinės asmenybės ar galbūt savo giminės, protėvius, kurie kažkam nuveikė 18 šimtmetį. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu šiandien su mumis pristatymę. Ačiū, kad nebuvote.